kviečiame pasinerti į kanklių skambesį. Giesmes atliks kompozitorius, atlikėjas, ilgametinis patriotinio roko grupės Standard Tales narys ir kanklių meistras Jonas Chockevičius. Oi, kur jos į brolušėlį šį miglotą rytelį, šį miglotą rytelį. Oi, merkelė lelijėlė, ieškau pero žirgelio, ieškau pero žirgelio. Neturiu aš tėvelio, nei mielosios močiutės, nei mielosios močiutės. Šviesi saulė danguje, tai ir mano močiutė, tai ir mano močiutė. Beveik visą gyvenimą grojau, muzikavau ir štai išgirdau kanklių garsus, kanklyčių, kurias pagamino mano tėtis ir taip aš pamilau tas kankles, kad po 2 metų atėjau pas tėtį ir sakau, tėti, išmokink mane gaminti tokias nuostabias kankles. Kai finale kanklės suskamba, kai įtempi tą vieną stygelę ir išgirsti tą garsą, tai yra kažkas nuostabaus, tai yra mažas stebuklas. Aš išsikėliau tikslą būtent pristatyti kankles kaip ritualinį instrumentą, ir kuris yra susijęs su anapusiniu pasauliu. Tuo pačiu reiškiasi kankliuotojai, kanklininkai, jie galėjo būti žiniais, kriviais ir bendrauti su vėlėmis anapus. Tai ta mintis man neramino labai ilgai, gaminant kankles, praleidžiant daug laiko vienumoj su įrankiais, su medžiu. Aš vis galvau, negi iš tikrųjų mūsų kanklės Lietuvoje tik 100-200 metų. O gal seniau, gal daugiau ir pradėjau ieškoti, pradėjau skaityti knygas, būtent mokslininkų, profesorių. Ir tą išmintimi dabar aš pasidalinsiu su jumis šį vakarą. Tai seniausios kanklės Lietuvos muziejuose yra 1839 metų. Seniai. Bet ar tiek seniai, kad susiformuotų tradicija? Tikrai nemanau. 1854 metų kanklių modelis man labai patiko ir mes štai su tėčiu pagaminom tokias kanklytes. Yra originalios Biržų Sielos muziejuje ir mums buvo labai įdomu su tėčiu pagaminti ir paklausyti, kaip jos skamba. Iš tikrųjų, koks tas senovinis garsas. Ir pavyko, suskambėjo puikiai. Tai čia pačios senoviškiausios kanklės Lietuvoje. Toliau pradėjau daugiau skaityti, žiūrėti ir radau, kad pirmą kartą Lietuvoje kanklės paminėtos yra 1590 metais Jono Bretkūno Biblijos vertimo rankraštyje. Gana seniai, bet nepakankamai man buvo. Pradėjau ieškoti toliau. Tai pradėjau žiūrėti, kurgi jos paplitusios. Ir suradau tokį įdomų dalyką, kad kanklės yra paplitusios ne tik tai Lietuvoje. Iš esmės yra paplitusios tokiose šalyse kaip nuo Lietuvos į šiaurę. Lietuva, Latvija, Estija, vakarinė Rusijos dalis, Suomija, Karelija. Ir visas šitas plotas sutampa būtent su Neolito Narvos kultūra, tai yra 4000 metų prieš Kristų. Taigi, tame plote Narvos kultūra gyveno baltai aisčiai. Ir būtent pavadinimas yra baltų kilmės irgi taip pat. Kanklis yra lietuviškas žodis, kuris reiškia sausas medis, sudžiūvęs daiktas. Kunkliai, vadinami irgi kanklės, yra kaip seno rasto prasme naudojama. Trobos sienoje yra kunkliai. Tai įdomus labai dalykai ir kai pradedi galvoti, kad reiškia, tai buvo paplitę toj kultūroje ir atėję vėlesni ateiviai į tas žemės, kur gyveno aisčiai, jie tiesiog priėmė kultūrą, priėmė kanklės kaip savo instrumentą ir tai, ką mes turime dabar, kad kankliuoja, Suomiai, Estai, Latviai broliai, šiaip ar taip yra, tai yra mūsų baltiškas paveldas. Tai įdomu, pavadinimai irgi ten yra panašus, jie truputėlį skiriasi, kalbininkai rado bendrų dalykų, aš dabar neįsiplėsiu, nes čia tokie moksliniai dalykai, bet sakykime, probaltiškas pavadinimas yra kantel kažkaip tai taip. Na ir pas suomius yra kantelė, pas rusus yra gusli, tai G ir K
labai lengvai keičiasi kalbose. Na ir paskui, sakykime, pavyzdžiui, brolius latvius yra kuoklės, kas, tarkim, atitikmuo būtų lietuviškai ronka, ne lietuviškai tarmiškai, o latviškai ruoka. Tai o ir uo irgi labai lengvai keičiasi. Tai čia tokie tie moksliniai techniniai dalykai, kurie gal nėra tokie labai svarbus šiuo metu nagrinėjant temą apie pomirtinį pasaulį. Kanklės buvo 3 tipų šitame plote. Tai pačios seniausios, jau kur rodžiau, buvo 5-stygės kanklės, paskui yra 9-stygės kanklės ir 12-stygės kanklės. Tai aš čia visas atsinešiau, galėsite apžiūrėti po to vėliau. Tokie įdomus dalykai. Taigi, kaipgi atsirado pats instrumentas? Ko gero, čia būtų pats įdomiausias dalykas. Tai senovėje instrumentai, radau tokį dalyką, jie atsirasdavo būtent pirmoje eilėje būnant realiam prototipui, daiktui. Tam daiktui atradus dvasinę prasmę žmonių kultūroje ir tada tik tai atsiranda, kaip reiškiasi, jau instrumentas. Tai būtų seka tokia: buities daiktas, ritualinė priemonė, ritualinės priemonės modelis ir muzikos instrumentas. Tai kaipgi kanklės dabar tas, iš kur galėjo jos išsivystyti ir kaip galėjo ateiti pas mus. Tai pasak profesoriaus Apanavičiaus, kanklės primena luotą, laivelį. Štai mes matom, luotas, laivelis, ar ne? Toksai, jisai, nors imk ir plauk. Va. Taigi atsirado tais laikais, kada luotas buvo viena svarbiausių priemonių, susisiekimo priemonių. Ir, vėliau tas luotas įgavo karsto formą, apie tai papasakosiu truputėlį plačiau. Ir po to tas karstas luotas buvo sudvasintas, pradėtas dėti jau į kapus. Ir štai mes turime galų gale kankles skambantį muzikos instrumentą. Va, tai apie luotą. Apie luotą papasakosiu. Kuogi jisai yra toksai svarbus? Nes man irgi atsimenu pirmą kartą, kai perskaičiau knygoje, tai gerai, buvo luotas, tapo karstu, pasidarė kanklėmis, tai karstas jau toks tarsi jisai, kaip vis tiek jau mums suprantamas daiktas, kuris sieja su anapusiniu pasauliu. O kaipgi luotas? Taigi, nagrinėjant luoto temą, radau dar įdomesnių dalykų. Luotas buvo pagrindinė transporto priemonė po ledynmečio. Kai čia nutripo ledynai, kai čia atėjo aiščiai, vienintelė transporto priemonė pagrindinė per pelkes, per visus ežerus čia tvyrančias poledinės mares buvo luotas. Ir mūsų šiaurės Europoje luotai žinomi mezolito laikotarpiu 7000 metų prieš Kristų. Čia jau panašiau į tą laikotarpį, kurio aš ieškojau. Tai maždaug 9000 metų nuo dabar. Ne 200 metų. Pradėjau nagrinėti truputėlį tautosaką, irgi skaitydamas, galvodamas, kaip čia dar galėjo būti. Ir, mokslininkai prieš mane pabrėžė, kad, reiškiasi, dainose, tautosakoje, pasakose apie laivą juodą vis pasakoja, vis apdainuoja laivą juodą, kad jisai plaukia. Tai kažkaip aš nekreipdavau dėmesio, galvoju, tai plaukia, tai tegul plaukia tas laivas juodas, ką aš dabar. Bet būtent, kai pradedi nagrinėti ten gamtinė situacija, kaip nutinka, o dabar aš jums atliksiu išskleistą sutartinę, kuri būtent ir apdainuoja tą istoriją. Reiškia, plaukia juodas laivas, tame laive luote sėdi bernelis, kuris neišplaukia iš kranto pas mergelę, bet jisai atplaukia iš vandens pas mergelę. Jisai ir jinai išteka. Tai apdainuoja tą laikotarpį, maždaug, vėlgi čia jau ne mano yra skaičiai, parašyti 11 000 metų prieš Kristų, kada buvo poledyninės marios visur, kada praktiškai sausumos beveik čia nebuvo, čia buvo visur pelkės, visur buvo vanduo, viskas buvo paaugę, pelkynais ir reikėjo kažkaip tai nuplaukti, tai luotas buvo ta transporto priemonė. Tai labai įdomus yra dalykas. Mes turime daug pasakų, tarp kitko, tai pavyzdžiui, tikrai esat girdėję, kaip Luko Šiukas, tokia pasaka buvo, kaip tėtis norėdamas apsaugoti vaiką nuo raganos laumės, mitinės būtybės vaiką į ežerą išstumia, ar ne, ir ten plukdo. Dabar aš nepasakosiu visos pasakos, jinai labai baisi. Net ir dabar, ir vaikystėje buvo baisi.
Bet nereikia suprasti to tiesiogiai. Ta prasme, tai yra mitiniai dalykai, kad būtent norint apsisaugoti nuo tų baisių dalykų, kurie kad ir dabar vyksta čia aplinkui, tie tamsūs dalykai, kurie mūsų ant kranto sėdėdami bando pagriebti, mes galime išplaukti į tas marias, pasiėmę savo luotą ir tokiu būdu apsisaugoti nuo to, apsiginti. Čia tiesiog užvedu ant kelio. Tai luotas taip pat buvo ne tik tai kaip vandens priemonė, luotas buvo ir kaip sausumos transporto priemonė pirmoji. Tiesiog buvo daug lengviau daiktus persikelti, kada juos susidedi ir pertempi, tarkim, nuo vienos upės prie kitos per sausumą. Tai yra likę tradicijų, aš manau, kad gal jau šiandien ir girdėjote apie tai, kad pavyzdžiui, tuo pačiu luotu tą geldą per užgavėnės ir dabar važiuoja nuo kalno, tarkim, kaip rogėmis. Ir mes turim kitose pasakose, kur laumė ragana, irgi jinai važiuoja su gelda, pasikinkiusi kiaulę ir taip toliau. Tai yra, tas luotas išlikęs, bet kuriuo atveju man svarbiausia buvo ta gelda, tas luotas. Kaip pirminis dalykas, kuris žmogui turėjo būti tiek svarbus, kad jisai norėtų su juo plaukti anapusinį pasaulį. Tai jeigu galų gale per užgavėnės važiuojam ten su gelda nuo kalno, tai primena saulės važiavimą. O mes turime kitose kultūrose, kaip Egipte, pavyzdžiui, sakykime, ar kaip dievas Ra plaukia su valtele į anapusinį pasaulį kasdien, ar ne? Mes turime graikų kultūrose, kada sielos yra plukdomos su valtimi. Tai ta luotas, ta valtis, turi tą pirminį vaizdinį. Labai labai mums svarbu. Netgi mūsų dainoje lietuvių liaudies, pavyzdžiui, šalia kelio Jovaro stovėjo, yra dainuojama, kad iš pašaknų kankleliai skamba. Tai yra tiesioginis nurodymas, kad kanklės yra susijusios jau su anapusiniu pomirtiniu pasauliu. Per vidurį dūzgiančios bitelės, tai yra dirbantys žmonės, ir viršuje yra sakalo vaikeliai, kurie yra jau, kaip sakyt, galit įsivardinti patys, kas tie sakalo vaikeliai. Taigi, priėjom tą dalyką, kad luotas buvo tikrai labai labai svarbus tiem žmonėm prieš 10-11 tūkstančių metų. Ir dėl to, kad jis buvo labai svarbus dalykas, tai žmonės pradėjo tiesiog laidoti savo išeinančius luotę. Tai variantų mes turime ir dabar netaip seniai likusių, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime vikingų kultūrą, tai mirusį išplukdo į marias ir, pavyzdžiui, padega tą laivą, tą valtį, arba palaidoja su laivu su valtimi. Tas pats buvo ir su luotais. Iš esmės, mirusysis buvo būtent išlydimas tokiu būdu. Yra rasta, kad, tarkim, mirusį pagulydavo į luotą ir kitų luotų antru išskoptų būtent luotų uždengdavo. Tokiu būdu tai, tapdavo jau karstu. Tai luoto virtimas į karstą. Vėliau aš taip tikiu, kad, galbūt ne kiekvienas žmogus galėjo pasilaidoti su luotu, kuris tikrai pagamint jį, turėjo užtrukti, neturint geležinių įrankių. Tai pradėjo gaminti tada mažesnius modelius, sumažintą to luoto modelį. Ir yra rastagi jau archeologų, tikrai ne vienoj kultūroje, kad, išlydint žmogų yra įdedama šio pasaulio atributai sumažintos versijos kaip modelis, kad jisai turėtų tai kitame pasaulyje. Ir štai šitoj vietoj, kai jau tas luotas sumažėja ir tampa ritualinė priemonė, yra mažas žingsnelis iki kanklio. Apie tai aš papasakosiu visai netrukus, netgi būtent tą žingsnelį tam tikrą prasme pakartojo mano tėtis prieš porą metų. Kaip jisai paėmė geldą ir jisai tiesiog pagalvojo, o kodėl jinai negalėtų skambėti. Ir jisai paėmė ir įtempė stygą ant tos geldos. Neuždėjo jokio viršelio, jokio rezonatoriaus. Tiesiog vieną stygelę ir žinokit, ta gelda suskambėjo. Tai toks mažas eksperimentas, kuris tiesiog žmogaus smalsumas buvo. O kaip tai būtų? Ar čia tikrai, kaip kanklių meistrui, ar tikrai būtina turi būti tokia forma kanklių ir ne kitokia, ar būtinai turi būti uždėtas rezonatorius, kad tos kanklės suskambėtų. Ir, kai taip nutinka, aišku, pirmoje eilėje mes tiesa pamatėm nuotrauką, kad vienas senas kanklininkas prieš 150 metų, jisai sėdėjo būtent su kanklytėmis, ant kelių pasidėjęs, tiesiog buvo geldelė ir įtemptos stygos. Ir dėl to kilo ta mintis pakartoti. Tai tėtis tą ir padarė ir iš tikrųjų tai veikia, tai skamba. Tai būtent pirminis dalykas, toksai virsmas ir galėjo įvykti, kad buvo transporto priemonė, kuri buvo gyvybiškai svarbi tuometiniui žmogui.
Tada ta transporto priemonė išlydėjo tą žmogų į aną pasaulį, tapo karstu ir tas karstas tapo kanklėmis, kurios lydi, sakykime, tą išeinantį, bet tuo pačiu galbūt ir padeda jau bendrauti likusiems su tuo išėjusiuoju. Atliksiu vieną Ilgių dainą. Tu girelė, tu žalioji mano. Aš truputėlį sutrumpinsiu tekstą. Ilgių dainos būdavo atliekamos, išdainuojama visi mirusieji, kurie buvo brangus tam giedotojui. Tai, mes tiek laiko neturim, tai aš šiuo metu tiesiog sutrumpinsiu, kad pati prasmė suskambėtų dainos. Tu girelė, tu žalioji mano, aš vaikščiojau pasiklydęs buvau, aš vaikščiojau pasiklydęs buvau, šaukiau tėvužėlį savo, šaukiau, neprišaukiau aš jau. Šaukiau, neprišaukiau aš jau. O tai buvo ir medeliai aukšti, nenuėjo man balselis toli, nenuėjo man balselis toli. Dabar ko gero reikėtų paminėti apie patį kankliavimą ir kanklininkus, kas yra gana įdomu. Manęs būna gana dažnai klausia renginiuose, sako, na gerai, suprantam, buvai gitaristas, viskas aišku. Bet sako, dabar kanklės, kaipgi kanklės, sako, taigi moteris kankliuoja, kaip tu dabar vyras ir tu kankliuoji, kaip čia gali būti? Tai pradžiai man buvo keista, paskui aš žiūriu, taigi sakau, senieji kanklininkai, nuotraukos išlikusios, sėdi vyrai, ten ūkininkai su tokiom didelėm barzdom, didesnėm negu mano, taip sakyti, bet iš tikrųjų tai kankliuodavo vyrai. Ir moteris pradėjo kankliuoti gana neseniai. Jos pradėjo kankliuoti tik tai prieš tarpukarį ir po tarpukario jau. Perėmė moteris ir praktiškai dabar pagrinde kankliuoja moteris ir jos iš tiesų, ko gero, ir išsaugojo šitą kultūrą. Bet iki tol kankliuodavo vyrai, išskirtinai vyrai. Ir yra užfiksuota, kad pats kankliavimas buvo kaip meditacija. Ūkininkas grįžta po sunkios darbo dienos, jisai atsisėda savo trobos tamsiam kampe, laikas griežtai reglamentuotas yra temstant. Būtent kada yra ta riba. Ir jisai sėdi savo vienas ir savo kankliuoja. Ne kažkam, tai būtent su tokiom penkiastygiam kanklytėm ir kankliuoja savo. Yra užrašyta, kad kiti kanklininkai, pavyzdžiui, atsiguldavo ant pečiaus, pasidėdavo kanklę savo ant pilvo. Kiti kanklininkai kanklytės laikydavo kaip kūdikį. Pavyzdžiui, šitai pasiema kaip kūdikį ir taip pat laiko. Tai šitai aš irgi išbandžiau ir iš tiesų ir labai geras laikotarpis buvo karantinas. Aš labai džiaugiuosi, visiems pasakoju, kad be galo džiaugiuosi tuo laikotarpiu. Turėjau daug laisvo laiko, tai vakarais, galvoju, jeigu parašyta, kad kankliuodavo vakarais tie ūkininkai, tai galvoju, reikia ir man. Tai aš kiekvieną vakarą savo atsisėsdavau, pasimdavau kanklytės ir 15-20 minučių savo vienas atsisėdęs ramiai skambindavau sutartinės. Ir tada aš pastebėjau, kad tai yra puikus, tobulas meditacinis instrumentas mūsų kraštų, nes būtent stygos suvirpina patį medį ir medis vibruodamas jisai savo virpesius perduoda kūnui, žmogaus kūnui. Ir tokiu būdu, tas instrumentas jisai tampa vienu instrumentu su kanklininku. Tai jeigu kas turite kanklytės, tikrai rekomenduoju būtent pirmoje eilėje šitaip kankliuoti, prisiglaus prie savęs ir groti, tiesiog groti negalvojant ką. Negalvoti apie tai, kad reikia pagroti toj ar kitoj pozicijoje, tas ar kitas natas, tiesiog groti. Ir tada panyri žmogus į tą meditaciją. Ir atsiveria tada tas kanklių stebuklas, būtent pagrindinis stebuklas, kuris mane labiausiai ir sužavėjo.
Tai va, netgi buvo ir parašyta tyrėjų tuo metu, kad žmogus mintijas tarsi atlikdavęs ritualą, netgi taip įvardinta buvo. Pavyzdžiui, Estijoje prie mirštančiojo skambindavo kanklėmis, irgi yra aprašyta. Ir jie teigia, kad kol stygos skambės, tol mirtis nepasiglemš žmogaus. Va, tai yra toks tiesioginis ryšys su mirtimi. Kanklytės buvo perduodamos iš kartos į kartą. Kanklininkai seniai skambindavo su savo prosenelių kanklėmis. Ir iš tiesų tai irgi tam tikrą prasme įtakojo kanklių nykimą, nes Pirmo pasaulinio karo metais vokiečiai atėję, jie labai vertino senas kanklės ir jie įsivežė kaip suvenyrus, kaip trofėjus į Vokietiją ir senieji kanklininkai likę be savo instrumentų, jie tiesiog greičiausiai nebemokėjo pasigaminti patys, nes jų seneliai buvo gaminę, proseneliai gaminę. O gal ir gyvenimas buvo tuo metu po karo netoks jau lengvas, kad būtų galvoję apie tai, kaip man čia dar vienas kanklės pasigaminti. Tiesiog manau, kad turėjo kitų rūpesčių žmonės. Tai va, tai yra prašyta, kad tarkim kanklės dėdavo ant kanklininko kapo. Tai yra irgi labai įdomu dėl to, kad čia Lietuvoje, kad reiškiasi tas realus išlydėjimas, kaip prieš 1000 metų luotą dėdavo kaip valtį, tai kanklininkui dėdavo kanklytės. Va, tai dar papasakosiu jums apie gamybą kanklių. Be abejo, tai galėčiau pasakoti visą instruktažą pravest, kaip čia padaryta. Bet šitos tradicinės kanklės yra skobtos. Kas yra svarbiausias dalykas, tai yra išskobta iš vientiso medžio. Ir tik tai užklijuotas yra viršelis. Ir tai suteikia, vėlgi tą, kaip jau aptarėm, luoto formą, karsto formą kanklytėms. Ir kas įdomu, pavyzdžiui, kultūrose įvairiose, kur kanklės paplitusios, būtent probaltų teritorijose. Tai, tarkim, pas suomius epe Kalevaloje yra pasakojama, kaip gaminamas yra luotas, bet jisai yra siejamas su kanklėmis. Ir kartais tam epe kanklės yra sujungiamos, kad jisai tarsi gamina kanklės, bet gamina ir luotą. Gamina luotą, gamina ir kanklės kaip tą patį dalyką, vieną tą patį dalyką. Kartais kanklės įgauna žuvies formą, nes matyti irgi tai susiję su tais dalykais visais buvo. Ir kas įdomu man, kas buvo labai svarbu, dėl ko aš tai pasakoju jums, kad Veinemeinas, būtent tas meistras, kuris gamino, įvardina, kad jis yra senasis, tai reiškia, kad paprastai iš tikrųjų ir mūsų tyrėjai rašo, kad jaunimas negrodavo kanklėmis, grodavo vyresnieji. Tai senasis burtininkas ir kanklininkas gamina. Būtent pabrėžiama, kad burtininkas. Reiškia, žynys gamino kanklės, ne šiaip koks nors Stalius Dailidė. Tai va, tai yra labai labai svarbus motyvas man, iš tikrųjų, ko aš ir ieškojau. Na ir, kaip pasakojau, aišku, tas virsmas kanklių, kai tėtis įdėjo į geldą vieną stygą ir suskambėjo. Ir tų eksperimentų mes darėm daug, visokiausių, dabar visų neišpasakosiu. Bet galiu papasakoti keletą tokių dalykų, kaip Lietuvoje yra siejama kanklė su mirtimi, būtent kaip kokie ritualo atgarsiai likę tų senųjų kanklių meistrų užrašyti. Tai pavyzdžiui, kanklės buvo dirbinamos, kai miršta artimas žmogus. Tada kanklininkas, kanklių meistras bėga į mišką, į girią, kerta eglės viršūnę ir iš jos gamina kanklės. Labai daug kur šitas yra pasakojimas ir manau, esat girdėję daug kas apie tai, bet man kaip kanklių meistrui buvo labai įdomu tai patikrinti ir aš, aišku, kaip mitą tiesiogiai jį paneigiau, bet svarbu mums mitologinis aspektas, eglės būtent. Nes viršūnė eglės yra labai šakota, jūs puikiai žinot, iš jos nieko nepadarysi. Geriausiu atveju iš apačios eglės, storos eglės, va čia, pavyzdžiui, tos kanklytės, su kuriuom aš groju, tai viršelis yra iš vientiso eglės ir jokių šakų. Tai įsivaizduokit, koks turėjo būti storas medis, kad iš jo pagaminti. Tai va, tai iš viršūnės mes nieko nepadarytume, bet mitologinė prasme žiūrint, tai yra labai labai svarbu. Ir aš radau tokių keletą dalykų irgi dar atsekiau, va, kaip ta eglė mums yra svarbi. Tai pavyzdžiui, šakelėmis nubarstoma yra per šermenis, kur ateiti reikia, ar nebūdavo. Tai eglė yra natūraliai kaip medis siejama su mirtimi. Ir aš čia vienas kanklės devinstygės ir papuošiau būtent eglės motyvų, jos nėra tradicinės, jau gaunasi, jau čia mano sugalvota, nupiešta yra, bet būtent tą norėjau pabrėžti. Ir besiruošdamas
na, čia ateit pas jūs, tokį dar įdomų dalyką radau, kad pradėjau nagrinėti Eglės Žalčių karalienės mitą. Čia gal kam nors tiesiog bus įdomu. Ir, na, žiūrėjau tokią paskaitą profesoriaus Gintauto Mažeikos, jisai įvardijo žaltį kaip tautos dvasią Čiurlionio paveiksluose. Aš tada susijėjau apie sukapotą žaltį, reiškia Eglį Žalčių karalienį, ir man labai susisiejo su Ozyrio sukapojimu ir su Dionizo suplėšimu. Daugiau aš nieko negaliu šiuo momentu pasakyti, man tik tai ta mintis atėjo, gal kažkas tai man ką nors paskui papasakosit apie tai. Bet man dabar dar labai svarbu jums papasakoti keletą dalykų apie būtent puošybą dažymą. Tai kanklės buvo juodos, jas dažydavo juodai, taip kaip luota. Nes yra manoma, kad būtent gamyba luoto buvo išdeginant ir kai išdegindavo, medis pajuoduodavo natūraliai. Tada su akmeniniais įrankiais išskobdavo. Tai labai tikėtina, kad kanklės gamino pirmasis lygiai taip pat. Dėl to jos buvo juodos ir natūraliai ir karstai pas mus juodi paskui buvo. Tai irgi tie dalykai labai siejasi. Puošyba visa labai graži buvo būtent su šviesos ženklais. Tai ir karstus puošdavo labai gražiai, išpieždavo ten ir paukščiukais ir taip būtent senovėje, ar ne? Tai ir dabar puošia. Tai tie dalykai labai yra susiję. Stygų skaičius kanklės yra labai magiškas. Irgi, pavyzdžiui, nuo senųjų kanklių, tai galėjo būti mūsų krašte Lietuvoje, dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Tai turime mažiausiai berods 4 stygas, bet yra buvę kitose kraštuose, kad 1 styga, 2 stygos, sakykime. Kad, reiškia, kanklėse ne stygų skaičius esmė yra, o būtent forma ir skambesys ir pats ritualo objektas. Na ir paskui mes turime jau 5, 7, 9, 12. Tai yra tas vėlyvojo paleolito susiformavusi magiška skaičių seka eilė, pakartojama stygų skaičiai. Na ir garsynas buvo išskirtinai mažorinis, kas yra labai svarbu būtent šioj temo, apie ką mes kalbam, kad žmonės neliūdėjo apie mirtį kalbėdavim ir jie giedojo dainas būtent mažorinės. Minorinis garsynas susiformavo daug vėliau liūdnas ir mes dabar, aišku, mes jau kitaip neįsivaizduojam, mums dabar reikia to minoro, kad sugraudintų. Ir aš keletą dainų dar esu paruošęs, nežinau, kiek spėsim čia, tai būtent mažorinių dainų, lietuvių liaudės ilgių dainų. Ir apie tą minorą, tai irgi mano asmeninis buvo prisilietimas jau, kada radau, tiesiog atėjo savo keliu maldos užmirusiosius Astrėjos ir Petros. Ir jos mane labai stipriai palėtė ir, ne taip seniai įrašiau ir sukūriau muziką. Ir iš tiesų turėjau netgi galimybę būtent išlydėti mirusiuosius keletą kartų su šitom giesmėm jau tiesiogiai prisiliesti. Ir tai, labai gilus dalykas, labai prasmingas dalykas ir iš tiesų, kaip kiekvienam gyvenimo etapui yra savi išbandymai ir savas kelias, tai viskas, ką dainavau iki tol, nusibraukė prieš tai. Nes tai yra didžiausia paslaptis, didžiausia prasmė ir didžiausias gylis. Koks, ko gero, įmanomas, bent jau šiuo metu man suvokiamas šioje žemėje. Tai tiek apie pačias kanklytes visas, kaip apie tą mažorą, tai irgi paminėt galbūt, kad dar reikėtų, kad Žemaičių Kalvarijos kalnai, tai jie yra mažorinės giesmės, linksmosios yra giesmės. Tai ką aš atsekiau, reiškia, jeigu baigiant dabar truputėlį dar, nežinau, kiek jau spėsim pagėdosiu, tai norėčiau pabaigti tokią citatą. Čia ne mano parašyta, bet jinai būtent apibrėžė šitą temą, kurią aš išsikėliau. Tai yra kanklės, vis dėlto yra ritualinis magiškas instrumentas, pagoniško kulto palydovas. Nėra abejonių, kad pagrindinė paskirtis buvo palydėti velionį į aną pasaulį. Kadangi mirtis buvo įsivaizduojama kaip kelionė, tai suprantamas ir archaiškų transporto priemonių naudojamas šiuose ritualuose. Tai su kanklėm irgi iš tikrųjų, jeigu kalbant apie kažkokius tai kosminius dalykus, tai ribų nėra tam grožiui.
Bet tas grožis kitą kartą atsiranda būtent užgavus tik vieną natą. Tie virpesiai, tos sekundos jos išjudina viską ir kai instrumentas skamba, tada belieka tiesiog jį apsikabinti ir su juo leisti vakarus, leisti dienas ir jisai skamba pats. Viešpatie didysis kūrėjo, visagali ir visuotinį Dievą, atleisk savo kūriniui dėl jo žemiškų nesupratimų. Išlaisvink tų nesupratimų pasakmes ir suteik sielai dangiškąją karalystę. Atverk jos ramybę ir šviesą. Viešpatie didysis kūrėjo, visagali ir visuotinis Dieve, atleisk savo kūriniui dėl jo žemiškų nesupratimų. Išlaisvink tų nesupratimų pasakmes ir suteik sielai dangiškąją karalystę. Atverk jos ramybę ir šviesą. Viešpatie didysis kūrėjo, visagali ir visuotinis Dieve, atleisk savo kūriniui dėl jo žemiškų nesupratimų. Išlaisvink tų nesupratimų pasakmes ir suteik sielai dangiškąją karalystę. Atverk jos ramybę ir šviesą. Viešpatie didysis kūrėjo, visagali ir visuotinį Dievą, atleisk savo kūriniui dėl jo žemiškų nesupratimų. Išlaisvink tų nesupratimų pasakmes ir suteik sielai dangiškąją karalystę. Atverk jos ramybę ir šviesą.